Su kuo gali susidurti nekilnojamo turto pardavėjas? Tam, kad sėkmingai parduoti jūsų būstą, keletas iš reikalavimų. Pirmas - geras marketingas, antras - geros fotografijos. Bet ne viskas visada pardavimuose malonu ir sklandu, ypač nekilnojamo turto pardavimuose. Pardavinėdami savo būstą galite susidurti su kritika. Žinoma, yra malonių ir kultūringų žmonių, bet nemažai rėžia taip vadinamą savo teisybę tiesiai į akis. Galite išgirsti, čia blogai, čia kažkas kreiva. Jei būtas be remonto, galite išgirsti, na ir siaubas čia pas jūs. Arba jūs ką įsivaizduojate, kad jūsų būtas pačiame centre? Nereiktų kreipti dėmesio į kritiką. Nereiktų leisti emocijoms paimti viršų, nors ir kaip įžeisti jaustumėtės. Taip pat, parduodant būstą, reiktų surinkti būtinus dokumentus. Išsiimti naują nekilnojamo turto registro išrašą, jei tas, kurį turite, yra senas. Jei esate santuokoje, santuokos liudijimą ir jei pardavinėjate vienas, sutuoktinio sutikimą parduoti nekilnojamąjį turtą. Santuokos nutraukimo dokumentą, jei toks yra. Įgalėjimą parduoti, jei ne jūs būsto savininkas. Jei būstas įsigytas ne santuokoje, vėliau pakeistas pasas, paruoškite įrodančius dokumentus. Taip pat, jei jūs labai užkėlėte savo nekilnojamo turto kainą, tikėtis stebuklų, kad būtinai atsiras žmogus, kuris jūsų nekilnojamą turtą nupirks, nereiktų. Be abejo, stebuklų būna, bet galite labai ilgai savo būsto neparduoti. Taip pat galite susidurti ir su spaudimu. Jūs pats turite nuspręsti, ar tinka jums galutinė būsto kaina, ne būsimas pirkėjas. Jei aptarėte papildomą komplektaciją, ją būtinai fiksuokite dokumentuose. Jei susidurite su sunkumais parduodant savo nekilnojamą turtą, kreipkitės į profesionalus. Aš jums būtinai padėsiu.